Sveiki, šiandien sveikiname su trečiuoju podcastu ir turime naujų veidų. Tai mūsų komandos narys Rokas čia yra. Sveiki, aš Rokas, Karolinos irgi kursiokas, vienoj komandai dirbam, darom projektą. Taip. Ir turime svečią Vitaliją. Sveiki, Vitalija būsi taip. Tai mūsų pirmoji bus podcastų dalis su Vitalija, mes jos paklausinėsim, kaip jai sekasi, ką jinai mokosi ir kažkas tikrai jūsų domins. O kita podcastų dalis bus, kur mes atsakinėsime jūsų klausimus, kuriuos uždavėt per Instagramą. Tai, nežinau, turbūt jau pristatyti, bet kažką gal pridurti nori, iš kur esi, ką veiki šiuo metu? Kaip ir minėjau, esu Vitalija, šiaip esu teisės ir finansų studijų programos studentė, šiuo metu 3 kursą baiginėju. Tiek, tikriausiai, tos informacijos. O kaip pačios studijos, ar patinka ir kaip nusprendėjai ten stoti, ar tai buvo pirmas pasirinkimas, kažką apie tai gal? Kaip nusprendžiau stoti, tai juokinga visai galbūt istorija, bet 12 klasė tiesiog labai nežinau, ką aš noriu toliau veikti, tai tiesiog į Lama BPO sudėjau dalykus, sudėjau tokias studijų programas, kurios man potencialiai galbūt patiks ateityje arba tiesiog atneš kažkokį finansinį stabilumą, tai taip ir gavosi, kad įdėjau teisę ir finansus vadūno, įstojau ir taip ir gavosi, kad studijuoju. Bet nėra, kad nepatiktų, žinoma. Mes apsimesim, kad pirmą kartą girdėjom. O dar, tu esi studentų atstovybė, jo? Aš žinau šitą faktą, tai papasakok, kaip ten sekas ir ką ten daryti reikia, nes tiek iš studentų, manau, kad kažkam įdomu ir kažkas gal nori ten eiti, bet kažkaip nežino kažko, tai tiesiog gal supažintum iš arčiau su veikla atstovybės. Tai gal pradžiai pradėsiu nuo to, kaip iš vis ten patekti arba kaip aš asmeniškai patekau. Tai šiaip kiekvienais metais mes turim tokį visą ciklą, nežinau, renginių arba tokių kaip ir dalykų, per kuriuos tu gali nueiti, užsirašyti į atstovybę ir tapti jos nariu. Tai visų pirma vyksta toks dalykas kaip komitetų mugė. Tai jos metu šiaip studentai dažniausiai sužino apskritai kokias sritis atstovybė egzistuoja, kokie komitetai, kokios veiklos ir panašiai. Ir va tos komitetų mugės metu galima užsirašyti į atstovybę, taip buitiškai tariant. Ir tada seka dar ten visokie kitokie dalykai, kaip kad turi turėti pokalbį ten su atstovybės atsakingu žmogumi už tos pokalbius. Jeigu praeini, jeigu viskas tvarkoj, jeigu atrodo, kad, nežinau, žmogus ateina ir turi kažkokių tikslų, ambicijų ir iš tikrųjų nori būti atstovybėje, tai dažniausiu atveju jis taip ir patenka ją. Tai aš lygiai tokiu pat būdu patekau, atėjau, o šiaip šiuo metu, šiaip į atstovybę atėjau lygiai tuo pačiu metu, realiai kaip ir įstojau, nes įstojau prieš 2-3 metus, 3 kursą dabar esu, tai prieš 2-3 metus. Ir tada po mėnesio laiko, šiaip sudalyvavau Fuksų stovykloje, tai jie labai taip kažkaip parodė atstovybę iš kitos pusės ir pagalvojau, kad norėčiau, nežinau, prisijungti, pažiūrėti, kas ten kaip ir panašiai. Tai sudalyvavau ten, tada sudalyvavau komitetų mugėje, prisijungiau prie atstovybės, tada tiesiog dirbau kaip narė. Praeitais metais tapau studentų atstovų ir akademinių reikalų koordinatoriam. Nežinau, ar tai jums sako kažką ar nesako. Man tai nesako tikrai. Čia tokie dalykai, kai jau tas pareigas buvo atsakinga už visus akademinius procesus, už akademinį, nežinau, sąžiningumą, už nežinau, konsultavimą studentų ir panašiai. Ir tada iš to studentų atstovų pusės, tai mes šiaip, nežinau, galbūt jūs patys esat studentų atstovai, pavyzdžiui, seniūnai arba kažkas. Ne, mes turim seniūnę Gretą. Mes ne. Šiaip ne seniūnai, tiesiog mes rinkom pirmam kursui, man atrodo, ir tiesiog antram kursui nieko nesusirašym ir taip jinai prasidėse, kad jinai vėl seniūnė, bet mes antrą kursą nieko bet mes turim. Bet tai turėsim 4 metus turbūt, manau. Tai aš buvau, būdama studentų atstovų koordinatorė, buvau atsakinga už seniūnus ir kitus atstovus. Nevardinsiu, nes tikriausiai nelabai įdomu, arba nelabai gal suprantam, arba reikėtų platesnio paaiškinimo žodžio apie viską. Tai o dabar esu viceprezidentė, tai dabar mano pareigos labai tokios vidinės ir dirbu tiesiog su vidum organizacijos. Bet patinka to pačiai? Taip, patinka. Atitiko lūkesčių. Oi, tikrai atitiko, Jeigu nepatiktų, nebūčiau ten 3 metus jau, tai labai patinka. Šiaip labai gera vieta savęs realizavimui ir šiaip naujų dalykų išbandymui ir lipimų iš komforto zonos ir panašiai. Tai šiaip žiauriai kietas dalykas ir kviečiu prisijungti prie studentų atstovybės. Rudenį, galit šiaip ir ne rudenį, bet šiaip rudenį tas pagrindinis priėmimas vyksta, tai... Mes irgi kviečiam, skatinam.
Jo, šiaip, įdomus dalykas, bet tu gali bet kuriam kurse, ta prasme, nebūtinai nuo pirmo. Jo, bet kuriam. Šiaip, sakau, pagrindinis priėmimas vyksta dar rudenį, bet jeigu, nežinau, nusprendėt vidury mokslo metų, kad norėtumėt prisijungti, ir nesvarbu, kuriam kurse esate, ar pirmam, ar trečiam, ar ketvirtam, tai prašom parašyti. O laiko daug tipo atima, ar... Tai čia labai nuo žmogaus priklauso, vieniem galbūt daugiau laiko atima, kitiem mažiau, bet reikia nepamiršti, kad čia savanoriška organizacija ir tu kiek nori, tiek ir realiai darai. Tai kuo daugiau apsiėmė atsakomybę, tuo daugiau dirbi, kuo mažiau, tuo mažiau. Tai čia viskas. Tas ir gerai, O kaip tu manai, ar tai suteikia kažkokių gal karjeros galimybių, jeigu ten, tai ne? Oi, tikrai taip, 100%. Man gal asmeniškai, kadangi studijuoju teisę ir finansus, gal atstovybės veikla nėra kažkaip taip tiesiogiai susijusi galbūt, arba aš dar netradau taškų, kur man grinai su karjera kažkaip, su karjera, tai čia iš tos studijų programos pusės, kad kažkaip padėtų, bet nežinau, žmonėms studijuojantiem kūrybinės industrijas, viešąją komunikaciją, ten multimedijos, menus, muziką ir panašiai, tai man atrodo labai, ir ne tik šitus dalykus, žinoma, nenoriu čia labai rėmus įstatyti, bet jo, man atrodo, kad žmonėm gali padėti su karjera ir padeda labai daug atvejų, mačiau tokių iš artimos aplinkos, kad padeda atstovybę susirasti ir darbą, arba gauni tiesiog kažkokius darbo pasiūlymus iš veiklos ten tiesiog. O tai yra kažkaip panašu į LMS-ą, nes LMS-ą tu irgi savanoriavai. Jo. Jo, tai kažkas panašus. Ten aš labai trumpai buvau, nes kažkaip labai, nežinau, gal dar per mažas vaikas buvau ir nelabai supratau nei ko noriu, nei ką ten tiksliai daryti reikia, tai nelabai ir kažkaip pasisekė ten tą kelionę, bet yra tų panašumų, tai jo. Tai tu tiesiog dabar gali rinktis iš teisės vienos arba šaka eina teisės arba finansų, taip, ir tai ką planuoji rinktis? Šiaip tai nežinau, šiaip dar tikrai nežinau, dabar ketvirtam kurse atlikinėsiu praktiką, tai gal ta praktika labiau parodys man, kuri sritis labiau kažkaip traukia, labiau patinka gal, bet aš manau, kad į finansinę pusę labiau linkčiau nei teisinę. Kaip tavo studentiškas gyvenimas Kaune, ar pats Kaunas patinka? Oi, Kaunas, svajonių miestas, Kaunastikas. Šiaip tai pats Kaunas jau pripratau visai prie jo. Šiaip planuoju vis tiek savo gyvenimą tęsti Vilniuje, bet kol kas Kaunas kaip tokia, nežinau, ant kiek laikina, bet tikriausiai laikina statelė, tai visai patinka, faini žmonės, fainas miestas. Aš šiaip tas visas studijavimas, studentavimas, tai nežinau, kai kurie žmonės atrodo įstoja į aukštąją mokyklą, kad studijuotų, tai aš labiau prie studentavimo kažkaip pusės. Aš tokia, kur nesakau, kad nesu visiškai ten mokslo žmogus ir panašiai, bet man kažkaip, nežinau, norisi tose studijose suras dalykų, kurie iš tikrųjų džiugina, o džiugina studentavimas. Tai taip ir gaunasi, tai jo. Tai tu trečiam kurse dabar tai buvai išvažiavusi Erasmusą? Nebuvau. Planuoji? Ne. O kodėl? Geras klausimas. Šiaip labai norėjau gal, dabar trečiam kurse esu, tai jo, taip, žodžiu, antram kurse galvojau, kad trečiam kurse visai norėčiau su Erasmusu kažkur išvažiuoti, studijuoti pusį metų vienam semestrui, bet kažkaip viena nepasiryžau, o taip ir gavosi, tiesiog taip ir nuplaukė. Tai šiaip liūdna visai dėl to, kad neišdrįsau net ir vieną važiuoti, bet nežinau, tikiuosi, kad dar atsiras kažkokių galimybių. Mes praeitam podcast'e šnekėjom būtent apie tai, kad yra du žmonių tipai, bet kurie nepasiryžta, arba tiem, kurie nesvarbu. Ir aš paskui labai man kažkaip įstrigo tie dalykai ir aš pradėjau žiūrėti TikToką. Tai pavyzdžiui, žmonės, jeigu išvažiuoja, kai išvažiuoja, tai jie ten, verkia naktim vos ne visą mėnesį, bet kai jie grįžta, tai jie pabūna ir jie važiuoja atgal iškart. Tai buvo... Bet aš pati irgi nevažiuočiau vietą. Tai jo, bet dabar taigi buvo mūsų kursiokai Jonas, Kamilė ir Lukas, tai jiem nebuvo to tokio, kad nuvažiuoja. Tai Jonas jie draugai visi, bet jie ne vieni. Tai aš taip gal netgi važiuočiau, bet... Jo. Tai šiaip nemažas laiko tarpas, šiaip iš tikrųjų paskui jauties toks atsitikti. Pusę metų jo, tai vis tiek atitoli ir nuo kursiokų netaip dažnai, jeigu bendrauji su kursiokais, netaip dažnai susirašai šiaip, bet šiaip nuvažiuoji, susirandi ten draugų ir šiaip labai didelė patirtis gera tokia, manau. Jo, labai vertinama yra iš darbdavių ir taip toliau. Nes dabar irgi pavasaros irgi mūsų kursiokai važiuos, ten žinau, į Maltą važiuos dar kažkur, bet aš irgi planavau, bet dabar šiuo metu tikrai nemanau, kad važiuosiu kitą pusmetį, tai ne. Bet jeigu Erasmusą nevažiuoji, tai šiaip daug keliauji. Kas yra daug? Ar taip, pavyzdžiui, kiek vidutiniškai kelionį į metus tu turi? Nežinau, praeitais metais gal
5 kokias. Tai daug. Jo, čia Man daug. Man vieną daug jau. Bet 5 gal, nežinau, žinokit, dabar reikėtų suskaičiuoti čia viską taip chronologinė seka, bet, nežinau, man atrodo, kad gal ir pakeliauju šiek tiek daugiau negu kai kurie, bet tikrai nesu ten, nežinau, kažkokia masė, kur kiekvieną mėnesį vis kitos šalis ir panašiai. Tai kiek leidžia galimybės, tiek pakeliauju. Kuri mėgstamiausia aplankyta šalis, pavyzdžiui, tavo? Labai juokingai tikriausiai nuskambės, nes savo draugams sakiau, kad į Italiją niekada gyvenime nebegrįšiu. Nes ten buvau, nežinau, keliuose miestuose, tai ir kelias keliones taip išėlės kažkaip gavos, kad aš vis Italijai kažkaip atsidurdavau, tai sakiau, kad į Italiją net nebegrįšiu, bet dabar po savaitės vėl atgal grįšiu į Italiją visgi ir šiaip tikriausiai gal aš įvardinčiau ją kaip viena fainesnių šalių. Ne tai, kad aš gal paaiškinu, kodėl sakiau, kad nebegrįšiu ten. Kodėl nepatiko? Tai va tam ir esmė šiaip, kad patiko, bet tiesiog, nu atrodo, žinai, per metus laiko tai neturi galimybės kaip čia dabar paaiškinti. Tiesiog nesinori, atsiradus galimybei keliauti, nesinori vykti į tą pačią šalį. Nori kuo daugiau šalių aplankyti, kad galėtum pasičekinti ir kad tiesiog daugiau tų Europos, nežinau, kraštų aplankytum, pamatytum ir panašiai. Tai va dėl tik iš tos pusės sakiau, kad į Italiją nebenori grįžti, nes jau buvau tiesiog 3 kartus. O turi tą tokį, kad privalai nuvažiuoti, va ten pavyzdžiui, Ameriką, nes daug kas turi, ar jau esi buvus Ameriką, nesi? Tai o turi tą tokį, kad nori nuvažiuoti Ameriką, nes pavyzdžiui, aš tai turiu, tu Karolina jaučiu turi? Tai turiu, tai manau, ja, man čia tas milžiniško dydžio šalis. Jo, bet va, tas yra, kad labai daug žmonių nori va, grinai va, taip, tipo, į Ameriką nuvažiuoti per gyvenimą bent kartą. Tai turi tą tokį norą ar ne? Būtent ties Ameriką? Taip. Oi, tikrai turiu. Tai jeigu labai šiaip norėčiau šiais metais nuvykti į New Yorką. Nežinau, ar išeis, nes sudėtinga ten viskas žodžio. Bet jo, šiaip labai juokinga, nes norėjau iš vis, kai buvau mažesnė, gyventi Amerikoje. Jo, aš irgi. Nes galvojau, wow, svajonių šalis, o tada pasižiūri, kad ten šaudo mokinius mokyklai, kažkaip nebesinori gal ten gyventi. Tai jo, tai gyventi gal ne, bet aplankyti tai 100% norėsiu, bet sakau, tikiuosi, kad kuo greičiau išeis nuo dabar. Aš dar vieną klausimą, gal ties studijom turiu, nes kažkaip jis man užsiliuko, bet spėjau paklausti. Kaip manai, koks turi būti žmogus, kad studijuotų teisę ir finansus? Tipo, kaip pasirinkti jam, ta prasme, supranti? Jo, suprantu. Ta klausimą nesformalau. Aš sakyčiau, gal, nežinau, šiaip imant, nežinau, atskirai, teisė ir finansai šiaip du labai skirtingi dalykai, bet jie taip sujungti į vieną, tai vat ir gaunas, kad mes studijom tokius dalykus, kaip ten, nežinau, finansų, įmonių teisė, kažkokia verslo teisė ir panašiai. Tai čia taip verslas, ekonomika plus teisė sujungta į vieną, tai nežinau, man atrodo, žmogus turėtų visų pirma, čia iš tos teisinės pusės kalbant, šiaip apskritai nestokite teisę, jeigu jūs nemėgstat skaityti. Literaliai, ta prasme, neapsimoka, neverta, kad ir kiek tikriausiai ambicijų turėsit, bet jeigu tiesiog tingėsit skaityti dalykus arba domėtis dalykais, tai tikrai nepatariu, nerekomenduoju, nes ten labai daug skaitimo tiesiog. Ten nėra taip žinoma, kad visus mes kodeksus turim iškalti ir mokėti atmintinai, bet tiesiog tikrai turi nemažai skaityti, nemažai bylų perskaityti, nemažai tų pačių kodeksų ten panalizuoti ir panašiai. Tai jeigu nepatinka skaitimas, nestokite teisę. Čia pirmas patarimas. O šiaip, nežinau, čia sakyčiau visai plati studijų programa, tai ten, jeigu, nežinau, neatrasit savęs teisėje, atrasit finansuose galbūt arba atvirkščiai, tai nežinau. Šiaip, jeigu mokykloje ten, nežinau, pavyzdžiui, matematika visai neblogai sekdavos arba šiaip jeigu patikdavo skaičiukai, tai tada irgi gal šita studijų programa rekomenduotina visai. Tai sakau, labai gal nuo pačio žmogaus tikslų priklauso ir nuo pačio požiūrio. Bet krūvis nedidėja, kad tos dvi sritis sudėtos į vieną. Pavyzdžiui, kaip paprastoj teisėj, tiesiog teisėj besimokantys studentai, kaip manai, ar jie mažiau krūvio turi negu jūs, kur mokotės du dalykus sujungtus į vieną? Jo, tai krūvis tikrai yra didesnis negu tiesiog studijuojant teisę. Mūsų šiaip studijų programa, nežinau, ar čia oficialiai taip kvalifikuotina ar ne, bet į tokio intensyvaus kurso, nežinau žodžiu, kaip čia tiksliai vardinti žodžiu, jis tiesiog labai intensyvi. Tai realiai visus dalykus, ką tarkim studijuoja tiesiog studentai studijuojantis teisę, tai mes turim tuos pačius dalykus plus finansus. Tai realiai studijuojam 2 studijų programas vienu metu, tik tiek, kad, žinoma, ten tas studijų tinklelis visai kitaip išdėliotas ir panašiai, bet jo. Dar toks klausimas. Žmonėm, kurie nežino dar, ko nori vis dar 12 ir nežino, ko nori, ką patartum, gal ar po 12 klasė eiti į kariuomenę, gal ar stoti tiesiog dėl tėvų, kad stoti, ar eiti metus niekur ir tiesiog dirbti.
Ką patartum? Mano asmeninis gal patarimas būtų pasimti gap yearą tiesiog. Kad ir net ne vienus metus, o gali 2-3 laukti tiesiog. Iki 30. Arba bandyti tiesiog per darbus atrasti savo sritį, kad galėtumėt kažkaip studijuoti ir orientuotis į ateitį, bet tikrai nesiūlau stoti ten, kur sako tėvai, arba kur šiaip faina, linksma, smagu atrodo, bet jūs žinot, kad tarkim jum nepatiks, arba aišku gerai ir tiesiog yra prasibandyti ir jeigu nepatiks, tiesiog mes studijas arba persati kitą studijų programą ir that's it, čia nėra labai big deal, žinot, bet jo, tai tiesiog rekomenduoju nestoti niekur, jeigu visiškai tikrai nežinot, arba bandyti. Ir jeigu nepatinka studijų programa, nesikankinti ir perstoti tiesiog į kitą. Arba kariuomenė, aišku, visą laiką irgi neblogas gal variantas. Taip, dar pabaigai aš turiu vieną. Ar rekomenduotum VDU ir kodėl verta rinktis VDU? Rekomenduočiau VDU ir manau, gal pagrindinis dalykas, dėl ko man pačiai šitas universitetas labai patinka, tai kad čia yra tiesiog labai daug galimybių. Čia galimybių universitetas, 360 laipsnių išsilavinimas ir panašiai. Tai, nežinau, kitose aukštose mokyklose to dalyko nėra, bet pas mus, nežinau, jūs irgi tikriausiai turėjot A dalykus kažkokius išeiti. Jo, bet šitą. Iki šiol dar einamas jos. Jo, mes dabar einam, dabar mes dar einam. Jo. Tai turim šitus dalykus. Gretutinės studijos, kurios yra nemokamos. Šiaip laisvė didelė. Jo, tai mėnesis atostogų. Jo, sausio mėnuo dažniausiai yra laisvas studentam, apart ten praktikų arba dar kažkokių dalykų. Ir šiaip, sakau, man atrodo, kad čia labai tiesiog daug galimybių, daug visko. Tai studentas, kuris įsitraukia ne tik į savo studijų programą, bet apskritai į pačią universiteto veiklą, tai man atrodo labai daug dalykų gali išsinešti iš pačio tavo studijavimo laikotarpio ir panašiai. Tai rekomenduoju VDU. Tai labai ačiū, kad sutikai dalyvauti mūsų podcast'e. Manome, kad tikrai atsiras žmonių, kuriems bus labai įdomu ir kurie kažką irgi pasims iš to, kad padėjai kažkam. Ir mes tada su Roku kitą darę filmuosim dabar. Jo, ačiū Jums, kad pakvietėt, buvo smagu. Ačiū. Mes jau esame, kaip matote, antrojoje podcast'o dalyje. Neformalioj? Taip, neformali dalis dabar, kur sakysim tiesiog savo nuomonės ir atsakysime į jūsų klausimus. Pirmasis klausimas būtų, kodėl pasirinkote pavadinimą Unitales, jei kalbate ne vien apie universitetą. Taip yra dėl to, nes mes vis tiek esame studentai. Mūsų socialinis statusas yra studentai ir mes kalbame apie viską, apie įvairius dalykus, kad ir Euroviziją, rinkimus iš savo perspektyvos. Tai yra vis tiek kažkaip, kad ir netiesiogiai susiję su studentavimu ir su universitetu. Dėl to pavadinimas toks ir būtų. Taip, nes ir šiaip su kursiokais darom. Tai vis tiek universitetas, tai... Taip, ir šitas projektas yra būtent universitetas. Gerai, antras klausimas, tai šiek tiek nesąmoningas. Aš taip įvardyčiau VDU erdvių rankingas. Man tai patinka. Aš neturiu kokio rankingo. Mano rankingas tiesiog viena vieta Kiemelis Statybininkų gatvės fakulteto, nes eglė papuošta būna per kalėdas ir ten šiaip sėdėt gali vasarą. Mano number one tai Putvinskio jaučiu, nes tiesiog jisai naujausias ir inovatyviausias. Tai va. Ne, gal ne naujausias, Donelaičio naujausias dabar jo, bet vis tiek man Putvinskio labiausiai patinka fakultetas. Jo, tikrai neįeina VDU menų galerija man, čia irgi erdvė, jo, čia erdvė. Čia muitinės? Jo, muitinės neįeina, man įeina, bet mes esam iš ten, bet ten... Bet ten mūsų fakultetas, jo, bet nežinau. Rengingo tai gal nedarysim, nes jų labai daug yra, mes net nežinom visų tų fakultetų VDU. Tai va, trečias klausimas. Ar galima suderinti darbą su studijomis? 100%, ypač jeigu dirbi pusę etato, tik tai 100% įmanoma. Nežinom, kaip kitose studijų kryptyse, bet mūsų tai tikrai įmanoma, nes ten tų mokslo ar darbų nėra milžiniškai daug. Bet vis tiek daugiau negu pirmą kursą. Jo, bet aš irgi pritariu, bet jeigu tu derini darbą su studijom, tai vis tiek lieka mažai laiko tau pačiam tipo laisvalaikiui, bet jo, įmanoma tikrai. Jo. Įmanoma, bet nežinom, kiek pagal asmens yra noras ir galimybės, bet kad įmanoma, tai faktas. Čia bet ką, turbūt studijuojant įmanoma. Tai va. Ketvirtas klausimas, tai ar kūrybinės industrijos buvo mūsų pirmasis pasirinkimas? Mano jo. Mano irgi jo. Aš paskutinę dieną apkeičiau, bet vis tiek buvo pirmasis. Aš nekeičiau, aš įdėjau... Jo, nes aš norėjau kažką tokio su renginiais, su medija, su... Aš irgi su renginiais norėjau, kad pasakojau jau per pirmąjį podcastą, mano tą savo istoriją, tai
ties šitų klausimų taip ir galime sustoti. 5 klausimas. Ar patinka tai, ką studijuojat? Man asmeniškai taip. Ne visiškai viskas, ne visiškai visi dalykai, bet patinka bendrai. Man jo, bet ne dalykai. A dalykai nepatinka dalykai. Kodėl? Nes, mano nuomonė, nelabai reikalingas dalykas A dalykai. Taip, nes A dalykai jūs turi imti iš visur. Jo. Akvakultūra, pavyzdžiui, apie žuvytės, dabar aš mokus ten. Šiek tiek pakeičiau, bet niekur nėra tobulai. KTU studentai VGTU neturit mėnesio atostogų, tai. Tai jo. Koks kitas klausimas? Atsakėme jau šitą. 5 atsakėme dabar. Atsakėme. Gerai. Kokie yra privalumai ir trūkumai studijuojant VDU? Tai privalumai, kaip ir minėjau, jaučiu mėnesis atostogų, per kurį gali pasidaryti daug ką. Taip, gretutinės studijos. Gretutinės studijos. Paskui tas, kad tu gali įstoti į nemokamą vietą, tarkim, kad ir kūrybinių, ir tada tiesiog apsigalvojus galima per pusę metų išstoti. Ir išstoti, pavyzdžiui, psichologiją irgi nemokamai, lygiai taip pat kaip tu įstoji, nes tu gauni krepšelį, tarkim, socialiniam mokslam ten. Tai tas yra labai gerai, tiesiog dėl galimybių. O trūkumai, aš tai sakyčiau, gal kažkiek yra su tvarkaraščiais, nes pavyzdžiui, dabar mums visos paskaitos yra vakarais, visiškai kai vakarais, dažniausiai kitų reikalų būna. Tai biški tas. Jo, kartais būna tokių visokių nesusikalbėjimų, nesusipratimų, bet šiaip visur čia, manau, yra. Tai aš tai tokių nėra labai didelių trūkumų. Trūkumų aš irgi gal nežvelgsiu, kad tvarkaraščiai. Ir mane šiek tiek nervino tai, kad yra perdėtas dėmesys anglų kalbai. Ai, šitas čia yra trūkumas. Ten pirmom kurse ir antram realiai nėra tiek dėmesio skiriama specialybiniam dalykam, kaip anglų kalbai. Nes į anglų kalbą reikia lankyti 4 kartus per savaitę, būna namų darbų dažnai, daug pažymių gauni, paskaitos privalomos kaip ir gaunas, priklauso dėstytojo, bet man tas šiek tiek nepatiko. Tai 7, jeigu galėtum pasirinkti vėl šitą studijų programą, ar rinktumės? Tiesiog ar čia studijuotum? Aš tai taip manau, čia trumpai galim taip. Aš irgi taip. Taip, manau, čia argumentus jau pasakėm plius minus, kas patinka, man atrodo. Taip, tada 8 klausimas. Kas labiausiai patinka iš studentų gyvenimo kasdienybės? Tai man patinka, kad yra labai daug laisvo laiko. Jo, jeigu nedirbi šitas iš kasdienybės tokios, nežinau, šiaip ta visa rutina visai toks, kaip sako, jaunimas vaibas. Jo, ar ta studentų vienybė, kaip pavyzdžiui būna netgi studentų naktys, ar ten šiaip, kai visi sutinka, vakarais pilna visur studentų ir man tas fainiausia. Šiaip ta pati visa tipo rutina eina, tarkim, kad ir pavyzdžiui, dabar, kai šiltas dar oras, pavasaris, tai eini po paskaitos, ten tarkim, aš kaip pavyzdžiui einu į Ispaną, aš einu po Ispaną, ten tarkim pasimti kokios kavos ir tas toks, studentas ir tu lauki kitos paskaitos ir taip toliau, žinai. Ten iš estetinio požiūrio, tai man labai faina į kofą nueiti, su kokiu kompu sėdėti rašyti. Tiesiog fainai jauties, fainiau negu ten namie, ten darydamas tos namų darbus, tai tas faina. Tai va. Tai 9, kur buvo mokytis lengviau mokykloje ar universitete? Universitete, šiaip bet šiaip nepalyginami čia šiaip dalykai yra. Nes tu mokykloje mokysi ten 10 skirtingų tipo dalykų. Tai va būtent, čia viskas į vieną yra orientuota. Aš nežinau, man yra nepalyginamai lengviau universitete, daug lengviau ir geriau jaučiuosi čia ir į mokyklą tikrai nenorėčiau grįžti. Aš ir nenorėčiau grįžti, Kėdainiuose gimnazija. Gera mokykla, bet nenorėčiau grįžti. Dėl klasiokų tik tais. Ai, nesutari. Ne, dėl klasiokų norėčiau grįžti, bet nenorėčiau grįžti dėl šiaip. Matematikos mokytojai linkėjimai šiaip. Gal paklausys. Paklausys. 10 klausimas. Kokie yra geriausia dovana žmogui, kurio gimtadienis pavasario pabaigoje? Šitas mačiau klausimą. Šitas nesusijęs su studijom, bet šiaip atsakykim. Tai aš manau, kadangi vasara artėja, būtų labai faina padovanoti kokį nors nuotykį, tarkim, ten šuolius su virve, skrydis oro balionu, su parašiutu šokti, kažką tokio, aš manau. Iš tokių čia gera idėja šiaip kažką tokio padovanoti, bet jeigu iš materialių dalykų, tai aš nežinau, šiaip tipo... Čia priklauso šiaip nuo lyties, jeigu tada dar... Nežinau, šiaip aš net neįsivaizduoju.
Nu, aš galvoju, kad nuotykiai, nes prisiminimo dovanoti yra pati geriausia dovana. Bent jau mano nuomonė, ypač kai dabar vasara yra nuotykių metas, šilta ar panašiai. Ne, dėžė ledų. Ne, vasarai. Vasarai. Ne, aš tai nežinau, aš kai dovanoju, aš pinigais visada. Aš toks nesu kūrybinė studijuoju, bet nesu toks kūrybiškas, aš tiesiog pinigais padovanoju. Gėlėm. Gėlės. Namų gėlę, vazonę tą. Belė kokią, Taip, turim 10 klausimą. Čia jau paskutinis ar dar ne? Taip, paskutinis. Koks buvo juokingiausias nuotykis gyvenant Kaune? Tai pradėk, aš irgi nežinau, juokingiausias nuotykis, nežinau, vos nepramangoti egzaminą gal. Ne, nebuvo man tai, bet. Aš net neįsivaizduoju, bet tai bus kažkas iš night outų, tiesiog, kai su draugais sutinki. Čia valo tokie, čia su tokiais ir filmuojam podcastus. Ir eini į barą ir paskui ten turi tų nuotykių, tada, kai mes ir netgi kartu įėjom. Tada jo, kai ten susitikom Bertulį, Antaną Jot. Jo, ar tiesiog mes šnekėjom su jais, taip random visiškai, kur, tai bet čia nėra juokingiausias. Tiesiog nėra juokingiausias, čia gal toks fainas, toks, kur įsimintiniausias, va taip gal pasakykim. Jo, juokingas man buvo dar, žinai, koks ėjau per perėją, čia žiemą buvo ir prisėmiau belenkai batus. O jie dar pašiltinti, žinai, Jonas vėlia kaip žvengia. Jie dar pašiltinti tokie, tai prisėmiau, pilni batai tipo buvo ir toks, žinai, kurie tas kliuksi batas. Tai va. Man gal juokingiausias, atsiminiau, man juokingiausias toks įvykis būtų, kai aš tik atsikrausčiau Kauną ir buvo 1 arba 2 paskaitų diena. Ir aš visiškai nemokėjau naudoti su autikais. Ir tiesiog, aš pažiūrėjau ten per trafę, bet man ten niekas nebuvo aišku, aš tiesiog nuėjau pirmą stotelę prie fakulteto, kur man rodė, net nežiūrėjau, kurioje kelio pusėje. Ir tada tiesiog aš įsėdau bet kurį atvažiavusi autobusą ir mane kažkur nuvežė. Ir tik tada nuvažiavus kokias 8 stoteles nuo centro, aš pamačiau, kad, ne ten, tiesiog nes tuo metu įguliuosi gyvenau ir toks, tada galvoju, gerai, reikia išlipti. Išlipau, man 4% buvo telefe ir boltas, pažiūrėjau, kainavo 9 eurai, kur aš tada buvau šiek tiek išsitaškius naktį prieš. Ant žiogo mėnesinio 5 eurus išsitaškius buvo? Ne, tiesiog buvom išėję vakarą prieš, tai aš jau nebelabai turėjau tų pinigų. Galvoju, ne, tikrai nesikviesiu ir tada tiesiog parašiau draugeliui, kad atvaryk kažkur. Tipo, sako, kur? Sakau, nežinau, čia yra tipo degalinė. Sakau, kas dar yra, sakau, nežinau nieko, nes tipo tiesiog nieko nebuvo. Tiesiog, tada žiūri 2% liko, nusinčiau koordinatės ir tiesiog ir aš laukiu. Ir aš sėdžiu ant suoliuko su senjorais visokiais, tiesiog sėdžiu ir tada pasuku galvą ir žiūri tiesiog lėktuvas kyla. Ir tu Karmėlavai? Ne, aš buvau nuvažiavus į Aleksodą, ten, kur yra aerodromas. Normaliai? Ir aš tada tiesiog galvoju, ar aš sapnuoju gal vis dar, tipo, aš galvoju, rimtai, what the fuck, kas čia vyksta. Ir tada tiesiog telefonas jau užsikrovė, aš jau nieko nebegalėjau padaryti ir aš tada tiesiog valandą prasidėjau ir pralaukiau to draugo. O buvo žiauriai karšta, žiauriai švietė saulė. Aš nieko nepažinojau, tenai net nežinojau nieko. Vienu žodžiu, tai man čia toks buvo visai toks juokinga prisiminus, kad aš taip nugrybaut galėjau, kur tiesiog tu pakeli galą žiūri lėktuvas kyla, o tu nieko nežinai. Dabar keista atrodo, kai taip nugrybaudavo, bet jo, kad važiuoji tas pirmas toks, žinai. Jo, tai aš visiškai, nesu važiavus to viešuoju transportu, nežinau. Tai va, buvo toks podcastas 3, bus geresnių, juokingesnių, neformalių. Taip, mes turbūt, kad neprižadam, bet mes... Bus, prižadam. Aš prižadu, aš čia nedalyvauju, bet aš prižadu už Karoliną, bus tikrai gerų. Nuo rudens bandysim tęsti, jeigu bus sudomėjusių žmonių ir jeigu bus norinčių, kad mes tęstume. Nes mums kaip atskaitimų jau nebereikės, bet jeigu bus norinčių, kad aš grįšiu, aš atvarysiu irgi į svečius. Tai jis gali bet kada. Šiaip aš kartu komandoje esu, bet manęs per Instagramą net nefollowina, tai čia irgi labai, Tai ačiū šiaip, like, subscribe ir share'as. Viso. Taip, ačiū. Ir viso. iki.